vyrai turi rūpintis buitinė technika šeimoje. Jeigu rimtai, tai manau, kad tie, kas labiau supranta. Kadangi ačiū Dievui mano žmona nelabai tame gaudosi, tai tą darau aš. O man labai patinka to rūpintis. Pirkti visokius balabaikas ir taip toliau ir panašiai. Tai darau aš. Televizorių aš renkuosi pagal dydį, nes mėgstu didelius telikus. Pagal kokybę, pagal raišką, nes mėgstu, kada spalvos būtų kiek įmanoma natūralios. Pagal išmanumą, nes jau dabar šitas reikalas mano supratimu yra svarbus. Ir dar vienas man labai svarbus dalykas, kadangi aš labai mėgstu žiūrėti sportą, ypatingai futbolą, tai man svarbu, kad net prie to didelio teliko, kai aš noriu prieiti truputį arčiau ir pasirgti už Messi arba už Barceloną, kad aš nematyčiau tų kvadračiukų, kad raiška turi būti tokia gera, kad net būdamas aš kelių metrų nuo televizoriaus, aš nenukentėtų kokybė. Išmanumas šios dienos televizorių mano supratimu tai yra vienas iš privalumų ir labai didelių, nes jau ateina tas laikas, kai mes ir Skype'u kalbėsimės per juos, nes bus maloniau žiūrėti savo artimą žmogų per didelį ekraną. Žinoma, kanalų perjungimas, kada šuo suėdė pultą, mano atveju, tai galima padaryti savo išmaniuoju telefonu, tai yra perjunginėti įvairiausius kanalus, tylinti, garsinti, tai irgi patogus dalykas kartais. Aišku, šitas deminis video tai atrodo, kad fantastika, atrodo, kad taip pat išlips ta graži mergelė, kuri bėga ten aplink kalnelį kokį tai. Ir išties raiška, ir tas Ambilight, šita funkcija, kur tu matai praplėstą tokį apšvietimą ir raiška. Iš tiesų, šitam deminiam video tai tiesiog atrodo, kad tuoj išlips jie arba įlipsi tu. Man televizorius tikrai yra traukos objektas. Aš mėgstu žiūrėti, aš žiūriu, mano vaikai irgi žiūri, nes aš ir nematau aš nieko labai baisaus, taip kad man telikas patinka.